Ar važiuojant automobiliu jūs erzina kiek per didelis jo ir aplinkos girdimas triukšmas? Šią problemą galima išspręsti sumontavus papildomą garso izoliaciją. Tačiau sumažėję triukšmai nėra vienintelė nauda, kurią gausite tai padarę. Kokius dar privalumus suteikia papildoma garso izoliacija, papasakosime kitame laidos reportaže. Pašalinis triukšmas keliaujant automobiliu, ypač jei įveikiami ilgi atstumai, kartu su šeima tikrai nesuteikia komforto. Ekspertai pastebi, kad vairuotojai tam iš tikrųjų skiria papildomą dėmesį. Dažnu atveju būna, kad klientai ir pasako, kad aš norėčiau gal vidutinės klasės automobilio dėl kainos, bet aš norėčiau turėti premium segmento jausmą, kaip važiuoti su tuo automobiliu. Vidutinės klasės automobiliai dažniausiai turi visus tiek saugumo, tiek komforto asistentus įvairiausius, bet jie neturi garso izoliacijos, nes gamintojas tiesiog taupo. Tai šiuo atveju mes galime pasiūlyti automobilį jau iš karto sumontuoti garso izoliaciją jame ir atiduoti klientui automobilį tiek su komfortu iš asistento pusės, tiek ir su komfortu dėl garso izoliacijos. Papildomą garso izoliaciją montuojančios įmonės vadovas Andrius Benokraitis pastebi, kokių gamintojų automobiliai tokiai paslaugai užsuka dažniausiai. 30% Toyotos dominuoja, iš jų RAV-ų didžioji dalis, RAV4 yra pusė, 15% gaunas. Antroji vietoje labai nustebino ir iš tikrųjų maloniai nustebino, iš dalies, nes tinka ir premium klasės automobiliui, tai yra Mercedesai, dominuoja GLS, GLE ir GLC ir visokių kitokių dar buvo Mercedesų, tai 20% iš visų darytų automobilių buvo Mercedes. Trečioje vietoje Tesla. Iš tikrųjų, jinai populiarėjanti, manau, ateityje mes daugiau ir daugiau darysim Tesla garso izoliacijas, tai 10%, tai važiuokit, čia 10% yra 3 automobiliai, o paskui kiti 40% tai yra tikrai įvairių kitų automobilių. Specialistai pastebi, kurių automobilio vietų garso izoliaciją reikia sustiprinti pirmiausia, jei norima pajausti sumažėjusio triukšmo efektą. Mes vieną kartą įsivaizduojam vienus dalykus, kad yra viena situacija, bet visa tendencija yra viskas triukšmauja aplinkui, ta prasme, jeigu tu vieną zoną triukšmą sumažini, tai kitoje zonoje tu daugiau pradedi girdėti. Mūsų rekomendacijos, nuo ko reikia pradėti, tai yra ant durų geriausiai pasidaro, bet kai duris darai, tai reikėtų pasidaryti ir bagažinę, tai prasme, bagažinė arkas iš vidaus nuo ratų triukšmą nuimti, bendrą foną tokį uždengti, bent jau šitą dalis minimum planą, sakysiu, kad jau pajustų tą pokytį. Norint dar geresnio efektyvumo, rekomenduojama papildomai izoliuoti ir automobilio dugną bei stogą. Įdomu ir tai, kad garso izoliacija sukuria ir daugiau papildomų naudų. Pavyzdžiui, pagerėja garso, kurį girdėti norite kokybę. Su muzika tai yra, sakyčiau, numeris 2, netgi iš visų komforto elementų. Ir ypač tiem premium automobiliam, jie pirmiausia, kurie išvažiuoja, ten Mercedesas ar ten Porsche Cayennas, jie pirmą, ką jie paskambino man ir sako, muzika ženkliai kardinaliai geriau pradėjo groti, nes atsirado daug daugiau žemų dažnių, nes atatranka į skardą yra visai kitokia. Tai namų kolonėlės įgideda į vidaus kolonėlės specializuotas garso kolonėlėms medžiagas, kad būtų tas garsas yra švaresnis. Tai muzika, jinai ne tik tai, kad visą bendrą foną tu užtildai, tu gali tyliau klausyti, bet ir kokybė muzikos. Taip pat pagerinama ir automobilio šiluminė izoliacija. Žiemą jis lėčiau atšalo, vasarą mažiau įkaista, o iš to atsiranda ir dar vienas privalumas. Garso izoliacija yra antikorozinė priemonė taip pat, nes metalą mes apšildinam, nėra rasos taško šilta šalta, automatiškai kondensatas taip nesikopia ir jisai į durelių, pavyzdžiui, dugną nekrenta, taip kaip sakyti, ir neatsiranda korozijos. Norint sumontuoti papildomą garso izoliaciją, automobilį reikia išardyti, todėl vienas dažniausių klausimų, ar dėl tokių darbų neprarandama gamintojo garantija. Atsakant į šį klausimą, ekspertas pastebi ir tai, kad šio proceso metu išsprendžiamos ir interjero surinkimo kokybės problemos. Jeigu ten kreiptumės į kokį automobilių saloną, ten tarkim Toyota, bet kurią, visi pasakys, kad garantija yra nenutraukiama, nes automobilis kiekvienas yra numatytas išrinkti, surinkti. Yra numatyta, taip yra, ta prasme, ir kai kurie klientai sako, mano čia mašina turbūt net nesiardo. Visi automobiliai išsirenka, visi automobiliai susirenka, yra numatyta ir mūsų patirtis ir praktika tikrai kartais nuraminam klientus, nebijokit, viskas pas mus bus rankų darbas dar geriau negu kad gamykliškai surinkta, kai yra. Priklausomai nuo to, kokio lygio papildomos garso izoliacijos pageidaujate, skiriasi ir kaina. Tačiau ar ji tokia didelė, kad darytų esminę įtaką, pavyzdžiui, perkant automobilį kartu su tokia paslauga?
kai mes šnekam apie automobilį ir apie automobilių kainą, mes šnekam ir apie priedus, ką mes į tą automobilį galėtumėm kartu sukomplektuoti. Tai dažnu atveju klientai, bekalbant, įsiaiškinam, kad visgi jiems reikėtų tos garso izoliacijos ir mes visą tą įtraukiame į automobilio kainą, kas, tarkim, jam lizinguojantis tą automobilį, ten pakelia keliais eurais įmoką mėnesinę. Taigi papildoma garso izoliacija gali pastebimai pakeisti automobilio komforto lygį ir suteikti daugiau naudų.